ką, mano mėly draugai, labai faina iš tikro, kad po praeito video labai daug susilaukiau šiltų atsiliepimų, visi sako, o, blema, pasilgom, kur dingo video, tai supasako, ne, kur buvau dingęs, buvau išvažiavęs pakeliauti, jūsų lauks dar iš tikrųjų video iš Las Vegaso, reikia kažkaip atsisėsti, sulipdyti, stengiuosi pirmą nudirbti darbus, Las Vegaso video aš priimu kaip papildomą dalyką, o ką, šiandien aš su jumis susitinku Miami terminale, va taip, kraunam mašinas, atrodo kaip čia, kad avarija būtų įvykus, ne, vienas stovi pakeltų kapotų, kitą ten, trečia, ketvirta ten, atrodo, kad čia įvyko avarija kažkokia. Tai va, ką mes turim? Turim pakrautą konteinerį, va, turim tenai, žiūrėkit veiksmą, kaip nukrauna iš aukciono atvežtą mašinėlę. Pamatot, po vietą, kaip ir pasakau, duodasi su tokiais strelais, užsikabina ant ramo, tokį patį ramą ir aš turiu, vakar Instagrame dalinausi, kaip atsiminėjau iš savo buvusio kolegos, pavyko su advokatais išplėšti mašiną, va, matot, taip, nukrauna ją gražiai, girdėjot, ne vieną trakštelėjimą. Pas mus, čia jau kai atvyksta, tai labai stengiasi viską delikačiai gražiai daryti, o kur nesaugo, tai tikrai aukcione. Tai einam, pažiūrėsim, va, žiūrėkit, hebra, pakrovė konteinerį su BMW 428, su Audi Q5 va tenai, ruda tokia pilkų metų, labai buvo nekantrus klientas, irgi rašė nemažai, dar kol buvom kelioniai, mašina buvo be taitlo, bet atėjo taitlas, tai va, BMW M6, nežinau, ar matosi, Audi Q5, 428, Volvo 60, mano rodytos jau, va čia konteineris, CMA linija, galit pasitikrinti, va, taip atrodo, sukrauta, važiuos konteineris jau į uostą, tai va, toks ramas, rodžiau jau, kaip aš jį pasiminėjau iš aukciono, kaip ir sakiau, Instagrame, galėsit pasižiūrėti, buvo šiokio tokio kontento, ne, kaip neužvest. Tai va, tai tokios mašinos čia jau kraunasi jos į Gruziją, labai daug gruzinų klientų yra atsiradę. Va, matot, veiksmas vyksta. Tai ką norėjau parodyti, M8 aš rodžiau, atvažiavo dar mano parduotas sveikas Porsche Cayennas, bijau sumeluoti už kiek pardavė, bet kažkas apie 11-12 tūkstančių, jeigu neklystu, doleriais iki Klaipėdos, plus aišku muitas. Tai Cayenno užvestinėjo visiškai išsėdęs akumas, o mano boosteris pasilikęs yra Mercedes'e. Tai grįž Mercedes'as iš Las Vegaso, būtinai pabandysim pakurti. Tai va, kaip visada, smulkus įbrėžimai, ant veidrodžių įbrėžimas, lenkimas kažkoks lengvas, čia įbrėžimas, čia įbrėžimai ant bamperio. Kaip ir minėjau, ne, mašinos, kurios yra sveikos, jos nesidažo, jau nieks nedažo, netvarko, tai įbrėžimų visada natūralu, kad bus. Va, taip atrodo stogas, taip atrodo šito kampo galas. Klasika visiška, va matot, bamperis pabraižytas, įmant daiktus iš bagažinės. Ir jau buvo nuotraukose parodyta, kad yra va čia pabraižytos ir palankstytos durys. Va taip va, saulė labai plėskė, nežinau ar matosi. Matosi. Va, tas veidrodėlis irgi turi smulkių tokių pabraižymų, lengvų. Toks Porsche Cayennas, manau, kaina tikrai gera, aš neatsimenu, jam degė čekas, nedegė čekas, kokia buvo su jo problema. Blema, užrakinta ta pusė, man atrodo, buvo jo atrakinta, va. Taip atrodo salonas, labai gyvas. Porsche mašinos dažniausiai būna labai gero stovę, aš visada drąsiai jas perku su didelė rida, nes Porsche savininkai, jie turi pinigų, jas prižiūri, tai mašinos būna geros stovę, va taip atrodo vidus. Va, dar atvežė BMW 4, tokį nerodžiau jums su mechaniniu defektu, tai einam pažiūrėti. Ir manau, kad šoksim, važiuosim į aukcioną. Rodžiu, šitą dalinausi, labai gražus man X4, nežinau kodėl taip retai pas mus esam vežę, bet retai pasitaiko pas mus X4, nu, bet man labai patinka, labai simpatiška mašinėlė. Va, kraunusi savo Teslą, išsikrovė, kol stovėjo jinai, kol buvau Las Vegas'e, reikia pakrauti, nes net nepajuda iš vietos. Ir atvažiavo BMW 4, o toks su mechaniniu defektu. Yra, rodžiau jau Instagrame, kad palankstyta čia, lempa kažkaip užlipus, va čia toks brūkšnys, čia tarpas nesueina, čia to trūksta, dangtelio, bamperis pabraižytas, va taip, priekinės dugnas atrodo, va šitaip, trūksta, mačiau, kad apsaugos. Va, tai tokia jinai, kažkas jį yra nutikę, rašo mechaninis defektas. Kažkur buvo, atsimenu, įbrėžimų, va tokių didelių, su laku jau nusilupusiu. Va, čia lakas nusilupęs, įbrėžimai, salonas gan gyvas, bet jinai, kadangi turi mechaninį defektą, tai aš jos, žinokit, kankinti tikrai nenoriu. Žvedinėdamas,
Pabandysiu aš dar pakelt kapotą, va kaip atrodo saloniukas. Va, galim pažiūrėti į galą. Taip atrodo galas jos, kaip visada pabraižymai ant bamperio. Va, ta pusė, čia irgi smulkus įbrėžimai. Ir va čia palankstimai buvo, va, dabutė. Čia tokia didesnė dabutė, nežinau ar matosi ar atsispindi. Čia dabutė, čia pabraižyta, va tokių smulkių. Va čia irgi lakas lupasi. Blema, kodėl tas kapotas neatsidaro? O dar kapotas čia irgi palenktas. Turiu, stiklas, va, Instagram'e irgi rodžiau. Stiklas įskilęs, stiklas tikrai labai retai matosi nuotraukose. Blema. Rodo, kad atšoko, bet pakelt nepasikyla. Nu, pabandysiu, aš jeigu ką dar chebra, reikia 2 žmonių, čia dar žiūrėkit, va, kameros trūksta. Va. Tai toks ketvirtukas, tik atkeliaus dokumentai, sakiau, kad dokumentus išmeilino, nebuvo paėmimo momentų, bet atsirado sekančią dieną ir sakė, kopartas išmeilins. Va, dar žiūrėkit, yra atkibės slengstis ir yra va, duris tokias visas banga nuėjusios, matosi, ne? Tai va, tokie pažeidimai. O ką, aš manau, kad chebra mes maunam į West Palm Beach'ą, kol nevėlu, nes temperatūra kyla karšta baisiai. Reikia susižiūrėti, kas kaip. Tai va, Audi aš išrodžiau, praeitoj serijai, jeigu neklystu, aišku. Dedam gazą į West Palm Beach'ą, ne, chebrytą. Pažiūrėti naujų mašinėlių, papasakosiu kažką, kaip vyksta aukcionuose. Kokios naujienos, kokios tendencijos, paskutinės viską supasakosiu besivaikštant, manau. Tai šokam į Mercedesą mano ir varom. Va, praėjo 1,5 valandos ir mes jau insurance aukcione chebrytė. Tai va, ką mes matom? Pradedam nuo elitinių eilės. Tai va, žiūrėkit, koks gražus X5. Jaučiu, kad bus koks nors, šonas muštas, galvoju, bus kenduolis. Labai gražiai X5 spalva ir yra toks dar, žiūrėkit, Kajanas. Va. Kol nebuvau, porą savaičių trejetą privežė, prigužėjo, žiūrėkit, kiek daug visokių naujų mašinėlių. O šitas gražus koks X-iukas, ką? Žiauriai gražus. Aston Martinas, pažiūrėkit, koks fainas. Bet jau šitas prastesnės būklės. Va, žiūrėkit, lupasi panelė, Bang & Olufsen audio tokia. Aš neimsiu biškį stovą. Parodysiu jums, kaip atrodo saloniukas. Tai spėju, kas jam, man atrodo, kad Collision, galvojau, kad gal skendės bus. Jo, žiūrėkit, šovės airbagas tenai, Vanquish. O, toks, vat, Aston Martinas. Galima apeit pažiūrėti. Tokie kainuoja, žinokit, įvairiai. Aš sakyčiau, toks jisai kainuos kokį 60-70 tūkstančių, mano manimu. Matot, kaip sutaršytas karbonas, apgadintas bamperis, duslintuvas. Va, nu gražus. Gražus Aston Martinas, iš tikrųjų abejoju, ar užsives jisai? Opa, užsivedė. Labai gražiai dirba. Matot, reikia suabejoti, tada užsiveda. Nori jisai įrodyti, kad aš buvau neteisus Aston Martinas, jisai iš karto. Dega, žiūrėkit, check engine'as. Paraslydimas, yra ta galva natūralu, kad dega. Čia, žiūrėkit, vairas patrintas. Užgesinsim, nekaitinsim jo, labai garsiai dirba. Va, tai toks tas Astoniukas, labai fainas, labai gražus. Tikrai nedideli mušimai, kas mėgsta egzotinės mašinas, manau, kad čia variantas geras. Va, išmuštas matot ratas, o toliau kaip ir viskas sveika, gražu. Aišku, gaila, kai jis toks jau visas matot. Pablūkės, va, lempas yra, jau saulės apgadintos yra. Čia pabraižyta. Va, toksai, va. X6, nežinau, kada jis parsiduos, nežiūrėjau jo, bet galim jį apžiūrėti. Tai jo mušimai va tokie, iš šono gavęs, gan smarkiai, matot, jau bus palenkta stojkė va šitoje vietoje, sparnas suvarytas. Va toks smūgis iš šono, duris, matot, tarpai lipant ant šito, ant sparno, klijuoto tarpai atsidarė viršui. Va, yra įbrėžimo čia matau, ant žibinto, ant sparno, gale pabraižyta. Ir aišku, galim iš tos pusės įeiti, vis tiek jinai jau neužsives, ar bega iššovė. Va, yra dar kėdutės. Vaikiškos kėdutės yra. Ir va taip atrodo
M60X6 vidus. Gražus labai vidus. Tie naujausi labai faini, jie turi visą tokį monitorių per visą panelę vientisą kaip Mercedesas, ane? Va, taip jinai atrodo viduje. Šovė airbagai šoniniai visi. Matote ir sėdynės, ir priekinė, ir galinė. Va, rodiniai. Turėjau šitą mašiną, užsivesti neužsiveda, jau bandžiau iš tikrųjų Instagrame, tai taupydamas laiką tiesiog pranešu iškart kokią situaciją. Va, Kajanas Coupe, manau, kad kainuos kokį 30, aš taip galvoju, 21 metų. Va, su tokiu mušimu, matot, kaip daužtas, apgadintas visas čia reikalas, sparnas, lempa, svarytas bamperis, visi kronšteinai, matot, balkis yra palenktas, apgadintas, va, yra intercooleris, čia nunešė visą laidyną, turbūt jungiasi visokie davikliai, yra sugadintas kapotas. Ir ką, dar matom, kad šovė visi airbagai, panelės, vairo, taip atrodo šito šono. Nieko kažko stebuklingai blogo nematau, apart mušimo, mašina tokia prižiūrėta, nėra pribraižyta. Padangos va labai geros, gal rida nedidelė šovės airbagas, va matot. Šoninis, anas šoninis, šovė visi diržai. Opa, kaip sparnas liečiasi. Ir va taip atrodo salonas, irgi šovė vairas, kelienai, anie kelienai, panelė. O viskas atrodo va šitai, juodas lubas, panoramkė. Tai va, irgi gyvybės jokios, matom iš karto, ne, kad jau metė neutralą šitaip. Va. Nu ir X5-ką pažiūrim, 24 metų, labai gražus, labai dailiai atrodantis. Spėju, kad neturėtų jis užsivestis, netgi užrakintas ir raktai, opa, raktai viduje. O čia reikalų. Raktai viduje, mašina užrakinta, va toks X5. Jisai mums nelabai tinka, jis yra S-Drive, tai hebra nepasimaukit, S-Drive yra galų varomo X5. Tai va, nemanau, kad jisai mūsų kraštuos įdomus, aišku, mušimas labai nedidelis, duris pasikeitė, čia šitą vietą sutvarkėjai, atlankstėjai. Manau, dar važiuoklė gali būti pažeista, arkutė va, trūksta. Ir galėsi lėkti. Tai nemanau, kad čia didelis labai mušimas. Gaila, aišku, kad visa užrakinta, dar pažiūrėtume, kokių detalių viduje yra, bet va taip užtrepinta jinai, neina ją įeiti. Tai va, nu, keliaujam hebra tenai į laukus, dar papasakosiu daugiau, šiek tiek reikalų. Norėjau hebrytę dar prieiti prie motociklo, va žiūrėkit, kaip vyksta veiksmas pasikravimo aukcione. Jūs 1000 kart matėt. Bet yra žmonių prisijungusių nesenai, tai va, matot, kaip tralai susistato, yra didžiulė tokia aikštelė, kurioje tralai laukia privežamų automobilių. Va, iš tos būtent aikštelės atlėkė forkliftas, tas toks pakelėjas didžiulis, atveža mašiną, užkelia ją ant tralų ir vairuotojas po to važiuoja, pasiema dokumentus, jeigu yra, ir važiuoja. O čia dar, žiūrėkit, yra motociklų krūva West Palm Beach'e, kurie jie parsiduoda, kurie parduoti, žinokit, nežinau, aš jų nepasižymėjau, jau kaip visiems pasakoju atvirai apie motociklus, va, šitas geras, ne? Apie motociklus suprantu mažai, neturiu daug kompetencijos, tai papasakot negaliu, kuris geras, kuris blogas ir kiek kuris kainuoja. Tikrai hebrytę neklauskit, nežinau. Galit patys, aišku, pasitikrinti, pasižiūrėti visada mano puslapį vidauda.online. Na, o parvežimas, kaip visada, noriu priminti, kad motociklo konteinerio kaina yra 325. Vietinį parvežimą irgi galite pažiūrėti Bidauto online ir muitas motociklam yra visada pigesnis nei automobiliam, tai kadangi yra taikomas kitoks tarifas, o tarifas yra 6% plus PVM. Nuo sandorio vertės. Sandorio vertė, hebra atsimena, tai jau tie, kas mane žiūrit, tai motociklo kaina ir visos transporto išlaidos iki Lietuvos. Viskas, kas susiję iki Lietuvos, sudaro sandorio vertę ir nuo jos skaičiuojamas muitas. Tai lengviau pasakius, mūsų išrašomos invoices, nuo to invoico sumos ir skaičiuojate muitą. Taip pat galit Bidauto online viską pasitikrinti. Nu, einam tada į tą lauką, žiūrim, ką galim pamatyti. Va, važiuoja, žiūrėkit, forkliftas. Turbūt važiuos atvežti mašinėlę ant šitų tralų. Mes ką, eikim, pasižiūrėkim keletą mašinėlių, kurias norėjau jums parodyti. Ir gal bus ir jums kažkas įdomu ir norėsit pabidinti. Yra audelių tokių įdomių, tai einam žiūrėti. Tai priejom tą lauką mašiną, va matot, jų čia pilna. Tai norėjau priminti iš tikrųjų naujai prisijungusiam mano žiūrovam, kad visada reikalingas
užstatas, norint pirkti automobilį, norint užsakinėti automobilį per mus, norint dalyvauti aukcione, visada yra reikalingas užstatas, kurį mes imam baudos dydžio, tai jūs jį pervadat prieš darydami statymą, arba aišku galite naudotis bidauta.online sistema, kur tiesiog viskas Stripe pagalba, nuo kortelės jums nuskaičiuoja pinigus ir jūs susimokate užstatą. Užstatas reikalingas tam, kad jeigu jūs atsisakytumėt mašinos, mes turėtumėm pinigų padengti baudai, nes kiekvienas nupirktas automobilis, jo atsisakius yra gaunama bauda akaunto savininkui, tai vat mūsų, kaip sakant, mes esame paskyros savininkai, tai mes gautumėm baudą. Būtent dėl to yra įmamas užstatas. Insurances yra $1000, o koporte minimalus yra $600 arba 10%, jeigu suma statymo viršė 6000, kaip ir viskas sueina, viskas logiška. Tai va, tai atsiminkit, kad pagrindinės taisyklės tokias, nebidinam tol, kol negaunam užstatą, o po to jau viskas aišku, užstato sumą užskaitom prie pirkinio, tai kai mokat pilnai jau už automobilį, turite atsiskaityti visada per realiai 2 darbo dienas, tai pirkimo diena ir 2 dienas po pirkimo. Skaito kaip 3 dienos, bet įskaičiuota yra pirkimo data. O pirksit Lietuvos laikų vakare, tai reiškia, jums lieka tik tai 2 dienos, todėl visada, chebra, darykit skubius pavedimus, kad viskas ateitų laiku ir mes galėtumėm laiku spėti užsakyti vairuotojus, nes vairuotojai ima tik tai apmokėtus automobilius. Niekas neima automobilių, kol jie dar nėra apmokėti, nes aukcionas jų neatiduoda. Tai va, jeigu grįžo į terminalą, yra taitlas, dedam, kraunam, automobilis važiuoja į Klaipėdą. Jeigu nėra taitlo, chebra, paskutiniu metu būna taip gan dažnai, tai jeigu nėra taitlo, reikia sulaukti taitlo, bet taitlo pakrauti mes negalime. Niekada. Šiaip laivai plaukia beveik kiekvieną savaitę, čia dabar vasarą mes turim tokių trikdžių, kai, pavyzdžiui, New York'e mes laukiam siejami laivo jau nuo Liepos 10. Buvo sudėti 7 iš viso konteineriai ir kaip sudėjom, taip ir laukiam. Jau šiandien Liepos 26 ir vis dar negavom vietos ant laivo. Tai dėkuoju savo klientam už kantrybę, labai visų atsiprašau, bet tai jau yra ne mūsų galiose, ne mūsų, kaip sakant, negalim suvaldyti tų procesų, nesam laivo kapitonai, tai supraskit mus. Tai va, automobiliai visada iš Amerikos grįžta, jeigu viskas ok, ne, dažnas klausimas, per kiek laiko grįžta automobilis iš Amerikos, tai jums nieks tiksliai niekada neatsakys, nes nieks nežino jūsų atveju, koks jisai bus. Kol mašina stovi aukcione, nieks nežino, kaip tai pasibaigs. Ar yra taitlas, ar švarus tas taitlas, ar nėra jokio lyno, pavyzdžiui, nes būna dar pasitaiko uždėtas lynas, pavyzdžiui, nenuimtas, pamirštas. Lynas tai toks, kaip pavadinti lietuviškai, areštas, ne, kad uždėtas apribojimas. Tai kol automobilis neatvažiavo į terminalą, nieks tiksliai negali pasakyti. Kai atvažiavo automobilis į terminalą ir jau mes turim dokumentus, matom prieš savo akis, viskas yra žymiai paprasčiau ir tada galim pasakyti. Šiaip vidutiniškai iš New Yorko Savanos konteineris plaukia apie 4 savaitės jau pakrovus. O iš Miami šiek tiek ilgiau, iki 6 savaičių. Tai va, tai turėkite omeny, kad kol neatvažiavo automobilis į terminalą, konkretumo yra realiai 0. Tai va, o kai jau atvažiuoja, dar pagrindinis dalykas, kad jis atvažiuoja į terminalą, tai turi susimokėti laiku. Tai va, dar visada noriu pabrėžti ir priminti, kad jūsų mokėjimas laiku visada mums padeda paimti automobilį laiku, išvengti visų papildomų mokesčių, papildomų baudų, nes dažnai būna, kad dar ir automobilį reikia ir apmokėti, ir paimti per 3 darbo dienas. Tai chebra, visada pasistengit, nepagailėkit to ekstra, nežinau, kiek kainuoja 20-40 eurų už pavedimą, bet sutaupysit, žinokit, ir nervų, ir sveikatos, ir mum, ir patiems savo, nereikės stresuoti, galvoti ir klausinėti mūsų. Viskas visada matosi mūsų bidauto sistemoje, jeigu jūs turite akauntą, visi trekinimai, visos nuotraukos, viskas ten. Kai tik automobilis atvyksta, sukeliam nuotraukos. Klausti nereikia. Labai daug jūsų klausia, tai chebra, žinokit, viskas vyksta automatu. Esam labai daug su automatinė sistemų savo bidauto puslapyje ir tikrai neverta klausti. Viskas, kai tik yra kokia informacija, viskas atsiranda, viskas susikelia, viskas sukeliam. Tai pataupykit mūsų laiką, pataupykit savo laiką, stebėkit bidautą savo paskyroje ir viskas bus ok, nes kiekvienas klausimas, kiekvienas atsakymas numuša, žinokit, nuo darbų ir visada galima kažką pamiršti. Ir, pavyzdžiui, paprastas vienas klausimas dažniausiai atima, nežinau, bent 5-7 minutės darbo dienoj, o įsivaizduokit, jeigu parašo žmonių 30, tai vat jums ir kiek čia gaunasi. 4 valandos vien atsakinėjimo. Tai tu meti darbus ir atsakinėjai tą, ką va dabar viską supasakau. Nieko nėra chebra kitaip, negu kad ką tik papasakau. Automobilis nuperkat, apmokat, siunčiam tralą, tralas paima, atveža į terminalą, terminale žiūrim, ar turim dokumentus, jeigu turim dokumentus, grupuojam, kaip sukrausim
palei artimiausią laivą kraunam į konteinerius ir keliauja jisai į Klaipėdą. Nieko kitaip nebūna, taip kad negaiškit laiko klausinėdami. Jeigu kažkas pastrigo, mes tikrai informuosim, pasakysim, kad nėra taitlo. Arba jeigu matot patys, kad pernelyg ilgai, visada būna chebra paklausė, mes pažiūrim, taitlo nėra, ar dar kažkas. Ir va dabar kaip buvo New York'e situacija, tai kad laivą raulina, tai labai daug klausimų, labai daug sulaukiam, tai dar vienas mano feilas. Tai sandėliai iš tikrųjų pamiršta pastoviai, aš netgi savo gal prisimsiu kalties, kad sandėliai patys dažnai pamiršta išsiųsti taitlus, o aš nepriminiau New York'e ir Savanoj, tai turėjom šią savaitę taitlo atsilikimo, mašinos grįžo, o taitlai vis dar sandėliai. Tai nebijokit, nusiunčiau DHL labelus ir turėtų pirmadienį, antradienį, man atrodo, pasirodyti jau Navi grupiai taitlai. Tai prisiimu dalį atsakomybės savo, nes iš tikrųjų ir pats pamiršau priminti. Tai va, sandėliai turi labai daug darbo, tie, kurie krauna, žinokit, jie tikrai irgi žmonės pamiršta, tai nesupykit ant mūsų. Dirbam, važiuojam toliau, tai einam pažiūrėt mašinėlių. Ir dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį. Vat jūs dažnai iš tikro manęs klausėt va tokių mašinų, Dodge Caravanas. Tai noriu parodyti. Jos kainuoja labai įvairiai. Šitas, aš galvoju, kainuos kokį 2,5 tūkstančio, parduoda jį draudimas Progressive, va, taip jisai muštas. Va, jisai, žinokit, chebra kraunasi visada prie 3 automobilių ir Dodge Grand Caravanai visada būna šiek tiek ekstra prie vietinio pervežimo, tai ką rodo lentelė, visada atsiminkit, kad gali šiek tiek pabrangti, nes jų imti vairuotojai už va tokio automobilio kainą tikrai nenori. Va, matot, koks skirtumas, ne? Šitą atvešim už 300 į Savaną, šitą už 300 jau gali būti, kad spjaudysi, sakys, mokėkit mums 350. Tai tokių automobilių pirkėjams, jeigu mes patys, aišku, irgi nepamirštam, visada įspėjam, kad gali būti ekstra išlaidų ir kad tikrai jinai krausis prie 3 automobilių, o 3 automobilių laudas, visai žinot, ekstra 200 prie konteinerio kainos. Va, viskas logiška, viskas paaiškinama, ne, ir viskas puikiai suprantama normaliam žmogui, nes, nu, pačiem, aišku, ne, pažiūrėjus į mašinos dydį, kad, nu, jinai niekaip nesutilps su 4 automobiliais ir yra normalu, kad už ją tenka primokėti. Va, yra gavus jinai sparną, sudaužyta lempa, kapotas suvarytas, matot, kaip su štrauktukais pritrauktos detalės, kad nepasimestų ir kad jos nekliudytų. Va, tai numušė, žiūrėkit, kažkiek dangtelį šitą, bet liktai kompiuteris gal ir sveikas bus. Va, neišmušė važiuoklės liktai, nežinau, nepanašu. Va, toks aparačiukas, amerikietiškas, labai įmylė amerikonai irgi. Jisai paprastai remontuojasi, detalių turi visi šapai. Visi žino, kaip remontuoti. Amerikietiškas mašinas tai Amerikoje yra populiarios vien dėl to dalyko, kad labai nesunku yra jas surasti dalių jom ir jas remontuoti. O, kur tos duris mano važiuoja? Aš norėjau, kad jos atsidarytų, jos automatinės. Sparnas liečiasi, va taip atrodo priekis, odinė su Alcantara, aišku, nei oda tikra, nei Alcantara tikra, sėdynės, va galim pabandyti užvežti, bet yra taip raktas pritemptas. O, žiūrėkit, užsiveda, ekranas susišviečia, va tokie vaizdai viduje, stiklas kaip ir sveikas atrodo, bent jau iš pirmos pažiūrėjos, va, tokios sėdynės, viršui monitorių nėra, juodos, žiūrėkit, lubos su baltom stojkiam. Nu, įdomus sprendimas. Va, yra toks mobiliako laikiklis. Mobiliakas, geras žodis, ką? O taip senai girdėtas. Pats pasakiau, pačiam jokas paėmė. Dega check engine, dega akumuliatorius, tai gali būti, kad generatorius nekrauna. Pusę bako benzo. Va, tai aš galvoju, 2,5 turėtų eiti, toksai 19 metų, parduoda draudimas. Bandom gal chebra tokio nupirkti, ką? Žinau, kad labai populiarus. Vien, aš uždarysiu dar duris ir eisim prie kitų mašinėlių. O mato, dar galiu praeiti, visko čia yra, važiuokit, koks Land Roveris, nunešto kampu. Kažkokią dar mašinėlę čia norėjau surasti parodyti, o vat ją ir matau. Tai yra Audi RS5, tai būsima klasika, o gal jau net jinai yra klasika. Stovi jinai dabar, kol aš filmuoju, kiek žiūrėjau, $7,000. O va, taip atrodantis gyvulys. Tik tai taip aš jį galiu pavadinti. 4.2 atmosferinių motorų, jau klasika tikra, ne, dar neturbininis, kur buvo amžius. Dar kol gamino V8 Naturally Aspirated, ne, tai va tokią mašiną galite įsigyti irgi čia, pirmadienį aukcionas. Šitą video pasistengsiu išleisti šeštadienį, kad turėtumėt laiko apsisprendimam. Jeigu nespėsiu, tai sekmadienį tai tikrai
Galim iš šio žiūrėti saloną, liečiasi sparnas jau bus paėjęs. Salonas gyvas, tikrai nesutrintas. Va, šviečia kažkas. Lengva žalytės kvapas, normalu čia Floridai. Nežinau, ar kapotas pastrigęs ar ne. Toks tarpas, matot, gavo jinai čia į šitą vietą. Balkis, žiūrėkit, atrodo, kad dar visai ir tiesus, bet čia, manau, bus viską aplaužę. Čia, manau, ir tepalinis radiatorius, jeigu teisingai atsimenu, yra pas ją. Tai gali būti jisai nukentėjęs. Einu, pabandysim suktelt, ar užsiveda jinai. Bang & Olufsen audio irgi yra 104 000 ridos. Šiek tiek daugoka. Opa! Nu, gražu, ką? Išsuksim muziką. Nu, gražu. O šitas, žiūrėkit, dar plevėsuoja. Tepalai nedega, įspėjimas. Einu, aš dar pažiūrėsiu, kol jinai užvesta. Ar ten kiaurai nieks nebėga. Va, bet užsiveda, tai jau geros žinios, labai geros žinios. Įdomu man pačiam šitas automobiliukas. O, žiūrėkit, koks grožis po kapotu, ką? Va, tai čia yra, ne, net šitas nėra palinkęs, bet matot, sparnas yra pajudėjęs iš savo vietų. Va, kapotas dažytas nėra prieš tai. Nesukinėta nieko, sparnai nesukinėti. Tai geras daikčiukas, manau, tikrai verta jį pasižiūrėti. Va, tikrai legendinis modelis. Tai va, nu ką, eisim prie kitų dar. Užsiveda, važiuoja, patikrinom, dabar beliko bidinti. O, dar žiūrėkit, nuskeltas čia ir čia yra nuvaryta visa pačia. Tai va, pažiūrėjus dar mašinėlės, klausimas hebrytė liko vienas, kurį norėjau dar paliesti. Tai atsimena, turbūt praeitoj serijoje aikštelėje rodžiau Nissan Silvijai ir papasakau, kad jinai keliausiu į Rotterdamą, nes va, turiu Olandų klientų, kurie pradėjo pas mane pirkti automobilius. Taip pat ir ukrainiečiai irgi yra pradėję pirkti. Labai faino, labai malonu, kad atranda užsienio valstybės ir pradeda naudotis mūsų paslaugomis. Reiškia, judam teisinga linkme, viskas gerėja. Jūsų geri atsiliepimai yra pati geriausia valiuta įvertinti mūsų darbą, ne? Tai, vat, tarkim, tokį brangų automobilį parodysiu, ne, man iškart po tos Nissan Silvijos užplūdo klausimai. O, pavyzdžiui, ar siunti į Rotterdamą, sako. Tai atsakymas iškart, taip, siunčiu, galiu nusiųsti, jokių problemų. O ar tu gali pasirūpinti, sako, iš muitininkų, kad būtų pigiau? Ne, negaliu, nes Europai visoje muito tarifai yra vienodi. 10% plus PVM nuo sandorio vertės. Tai va, ir, oi, kaip sako, taigi muitai Olandijoje pigesni. Tai jie nepigesni, tai paprasčiausiai, kaip sakant, jūs bando kažkas nuteikti, apgauti ar prisivilioti, bandydamas be argumentų papasakoti, kad muitai pigesni, visi kiti durniai nemoka dirbti, o aš moku čia vienas dirbti, parodysiu tau toje. Tai visi tie bairiai visada baigėsi tada, kai tiem veikėjam sulaiko automobilius, būtent va tokias Olandijos muitinės, nes jie paprasčiausiai daro ką? Labai paprastas dalykas, kurį pavyko labai greitai suprasti. Pamenu, turbūt gavau dokumentų krūvą, sakiau, kad žmonės kreipėsi kažkur sausio vasario mėnesį, į mane kreipėsi žmonės, kur sakė, blemba, ten mane apgavo, ten aš sumokėjau per daug muito ir prisintė man labai daug pavyzdžių su deklaracijom ir tom pačiom olandiškom deklaracijom, su visais duomenimis, su visais paskaičiavimais, kur buvo aiškiai matyti, kad va tokie automobiliai kaip šitas va toks va 2020 metų CLS, kuris kainuoja turbūt aukcione, nu šitas tikrai kainuos ne mažiau 30 000, būna įrašyta, kad nupirktas už $2000. Tai va, už tos 2000 jums išmuitina, gaunasi 700 eurų muito, ne grubiai, plus aišku krovos darbai, transportavimas iki Lietuvos, kur dar turbūt koks 1000. Bet va, ir turit samatą, už kiek išsimuitina va toks automobilis. Tai va, minusai tokio darbo, kad vieną dieną muitinę paims ir patikrins, pavyzdžiui, ar tikrai už 2000 galėjo būti įmanoma nusipirkti tokį Mercedesą. Kol kas, aišku, daugelį mašinų pavyksta jam išvežti, nes tiesiog Olandų muitinė, skirtingai nei Lietuvos, mažiau turi patirties su automobiliais ir dar kol kas nesupranta, kaip mūsų tautiečiai gudrauja. Tai kai paims patikrins, automobilį areštuos
ir išaus baudą, gal net konfiskuos patį automobilį ir teks susimokėti dar baudą. Tai ar jum rizikuoti verta dėl kelių šimtų, pagalvoti jum patie mane, kaip suprantat, žinokit, nesvarbu, ar vežat Porsche 911, ar tokį Mercedesą, ar Mustangą, ką mes pastebėjom iš gautų dokumentų, tai kad visur visada rašomos sumos vienodai, apie 2-3 tūkstančius dolerių, kad kainavo automobilis ir nuo tos sumos yra mokami mokesčiai. Tai vat, kai pagaus, tada jau bus problemų su kokiu 911, kaip reikės atsisveikinti. Tai va, o ką aš dar norėjau pasakyti, tai taip, kad Olandų muitinė pradeda siūsti mum užklausas po truputį dėl vertės patikrinimo, ne, visiems mūsų šiperiam, aš kadangi bendrauju su kuo dirbu taip pat, ta prasme, su žmonėm, kurie siunčia automobilius į visur, sandėliai, kurie dirba, ne, su Lietuva ir su kitais klientais, tai jie siunčia šimtus automobilių, tai tenka pasikalbėti, pasidiskutuoti, tai sakė, gauna labai daug užklausų paskutiniu metu, va, dėl tokių va, brangių mašinų, ne, už kiek iš tikrųjų kainavo. O niekada nepamirškit, kad Amerikoje ne viena kompanija dėl jūsų nemelos, nes dėl to gresia kalėjimas. Ir aš čia nejuokauju, visi yra labai rimtai nusiteikę šito klausimu ir nieks gyvenime neparašys už jūs, kad jūs tą Mercedesą pirkot už 3000, o rašys, kaip buvo, tarkim, 32. Ir va tokius dokumentus gavus, Olandijos muitinė sustabdo krovinius ir perskaičiuoja, stato baudą arba netgi konfiskuoja. Tai va, tai jum rinktis ar dirbti kaip mes siūlom, vežti į Klaipėdą, susimokėti visus mokesčius ir nesukti galvos ir turėti automobilį vietoje, pasiekiamą, kaip sakant, jeigu kad ir kils kažkokių problemų muitiniai, tai žinot, kad galit nuvažiuoti, pasišnekėti, yra kur buvo, ne, užlaikę, netikėjo mūsų su mumis Lietuvos muitinė, tai va, galit nuvažiuoti pas tokią kaip Navi grupę, padiskutuoti, kodėl, kaip darom, kokius veiksmus atlikti, kaip ir mums teko, ne, užginčijom, laimėjom teismą ir viskas buvo ok, bet viskas vietoje, viskas suprantama, lietuvių kalba, viskas aišku, nieko nereikia ieškoti, skambinti ir nieks nenusimuilina, kai yra kažkokių problemų. Plius, pats pagrindinis dalykas, jūs esate teisūs, tai jums nėra ko bijoti, jūs nurodėte tiek, kiek mokėjote, jūs turit visus įrodymus, jūs turit pavedimus, tai jums nėra dėl ko pergyventi. Dar bandau surasti, ką čia parodyti. Ir prie to pačio, kalbėdamas apie muitinę, tai norėjau iš tikro perduoti linkėjimus muitinės pareigūnam Lietuvos. Žinau, kad stebi. Yra kas parašo, yra kas dėkoja, kad aš rodau ir informuoju žmonės, kaip viskas vyksta ir kaip visa mokestinė sistema veikia, ne? Ir jie iš tikrųjų dėkingi, kad esu toks aš, kuris aiškina. Labai turėjau konstruktyvų pokalbį su vieno posto viršininku Klaipėdoj. Labai fainai, kad paskambino, linkėjimai jam. Žinau, kad žiūri. Tai irgi daug aštriai ir karštai diskutavom. Ir iš tikrųjų jisai pamatė mano teisybę ir vis su manim sutiko ir sakė, kad būtinai peržiūrės. Tai labai faina iš tikrųjų, kad galima savo tokiu skaidriu darbu kažkiek pakeisti ir pareigūnų požiūrį, ne, į šitą biznį ir turėti kažkokius žmogiškus santykius, žmogišką komunikaciją su įvairiom tarnybom. Gaila labai tų, kurie stengiasi vis dar nusukti. Yra žmonių, kur, pavyzdžiui, yra mūsų transportuotų automobilių, kur klientai įsivedė iš Navi grupės pas kažkokias, aš tai pavadinsiu, pilkas kontoras, ne, kur sako, mes tau sutaupysim ten $150–200. Tai labai gaila dėl jų, kad jie dėl $100 rizikuoja prisitraukti baudas, nes melagingas mokesčio apskaičiavimas, žinokit, pritraukia ir administracinę baudą iki 3,5 tūkstančių eurų ir dar jums plus perskaičiuoja tos pačius mokesčius ir užlaiko automobilį. Taip kad nenorėkit prisidaryti tokių problemų, darykit viską kaip priklauso ir netaupykit to 100–200 eurų tokiu neprotingu keliu. Pabandykit, hebra, darykit viską aiškiai, kad visada būtų teisybė jūsų rankose ir problemų niekada neiškils. Tai va, tokia mano lekcija šiandien. Va, dar parodysiu, ką mes čia išeinant turim, ką aš galiu jums parodyti. Tai iš tikro tiek daug užsišnekėjęs, žinokit, užmiršau parodyti vieną automobilį. Tai, aš gal surasiu, tai Mitsubishi Lancer Evolution. Žmogus man važiuojant į aukcioną paprašė pažiūrėti, nežinau, ar jisai bus mano klientas ar yra. O gal iš konkurencinės įmonės tiesiog nori pasižiūrėti, bet pafilmuosim, mums negaila, ne? Tai einam, pažiūrėsim, einam, surasim, jisai kažkur yra, jisai yra.
Jisai yra F linijoje 75, tai mes turim F liniją tenai. Einam, chebra, pasižiūrėsim. Nu va, chebra, prie jo Evolutioną, tai paskutinė mašinėlė, kad neįsitemtų mūsų laikas, ane, tai va, žiūrėkit, 2.6 Evolutionas parduoda draudimas. Tokie jo mušimai, gavo jis kažkur į atitvarus atsirėmė ir pasuko šiek tiek jo snukutį šitą Evolutioną. Tai va, dar galiu pabandyti pakišti po apačią. Nežinau, ar kažkas matosi. Labai tikiuosi, kad tapo lengviau apsispręsti ar pirkti šį daiktą. Tai tikrai istorinis daiktas, tikrai legendinis automobilis. Va, matot, dabar jau šito kampo matosi, kaip nusuktas yra priekis. Blemba, kaip karšta iš tikrųjų. Žinokit, Las Vegase plus 50, kaip jau sakiau, tikrai buvo maloniau. Čia visas po prakaito jau vaikštom. Va, taip yra pavarytas dar galinis bamperis. Sulupęs yra lakas, matot kaip. Ir nu, tokia visa pablukus, turbūt jie laikė ne garaže. O taip atrodo salonas. Ir va, čia pasilupė. Matot, ir visos toks metalinės detalės jau tokios oksidavusios, pradėjusios rudyti. O ir jinai užsiveda, žinokit. Pabandysim. Užsiveda. O, žiūrėkit, pip, 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 pip. Pasiruošęs kilti kosmoso yra. Nėra magojo. Ne, nėra niekur. Rekaro sėdynės, šviesias lubos. Nu ką, žinau, dirba visai gerai, ne? Bairis yra tas, kad jinai neužgesta dabar. O, tai kaip jau užgesint, neįsivaizduoju. Tai dedu kamerą iš šono, bandau išsiaiškinti. Pavyko užgesinti. Buvau biškį išsigandęs. Dar va, žiūrėkit, radau tokį G-Ready. Tai spėju, kad čia kažkoks tuningo reikalas arba antiradaras, bet G-Ready nebūna antiradaras. Aš galvoju, kad čia jau bus prituninguota. Kapotas spėju, kad bus užstrigęs. Galim pabandyti, pažiūrėti. Ai, ne, jisai net neuždarytas. Tai va, tokie reikalai po kapoto. O, matot, radiatoriai paėję, telikas paėjęs. Bet ką, detalės gal nebrangios, gal susitvarkys. Tai va, tiek žinių, chebra. Vsio, susimatysim naujam video, keliauju aš dirbti.